Merūnas niekada neslėpė, kad vienas didžiausių jo kompleksų – šokti. Nepaisant to, jis išdrįso žengti ant parketo. Žiūrovai palaikė šį Merūno sprendimą ir kol kas neleido jo ir Ievos porai iškristi. Čia man pačiam buvo labai didelė dovana, kurią aš savo padariau. Tiesiog laužant save. Tikrai nieko panašaus nesudaręs. Ir man tai yra tikrai didelis iššūkis ir labai sudėtinga. Tačiau, kai kiti dalyviai džiaugiasi pasiekę finišo tiesėje, Merūnas jaučiasi nevertas laurų. Čia yra tokia sritis, kurioje tiesiog nesijaučiu aš lyderis ir nesijaučiu geras šitą sritį. O žmonės, kurie čia dėjo labai daug pastangų, jie tiesiog, kai kurie buvo tiesiog išmesti šito televizijos projektą. Net man buvo tokia mintis iš vis pasitraukti, nes matau, kad kuo toliau, tuo geresni šokėjai krenta ir būtent dėl tos kalties, kad, tarkim, aš pasilieku, užimu kažkieno vietą, kas tikrai stengiasi ir dirba labai daug. Bet ne nuo manęs vieno tai priklauso, mes esame pora su Ieva ir mes abudu sprendžiam. Ir Ieva labai daug deda irgi pastangų tam. Per tą trumpą laiką man įskiepyti tai, ką jau būt reikėtų mėnesį dirbti. Tuo tarpu Ievos sąžinė rami. Jeigu šokame, tai vadinasi verti esam. Nes juk žmonės balsuoja už tos, kuriuos nori matyti, ne mes patys balsuojame. Ji nesijaučia iš kažko pavogusi bilieto į finalą, nes, kaip pati sako, įdėjo daug darbo ir širdies. Negaliu pasakyti, kad lengva, nes vis tiek jos sudėjimas nėra toks kaip kitų dalyvių, kaip pavyzdžiui Dunios Baumilos, kuris yra idealaus sudėjimo, idealių proporcijų. Ir kitas dalykas, jis yra pakankamai užimtas, dėl to yra visada laiko stoka. Paklaustas, kas bus, jei jis laimės projektą, Merūnas atsakingai pareiškė, kad laimėjimą perleis geriausiems. Yra vertos dvi poros labai stipriai. Pasikeitė per laiką, aišku, palaikau abidvi labai stipriai. Tai be abejo, Tina ir Katažina.